prašom, einam pakalbint. Bus linksmai nusiteikęs. Sveiki. Labas. Iš kur atvykot? Senetui Grongelbę laikiau, vis laik karvių kanopas. Iš kur atvykot? Plungė? Plungės. Jo, žiūrėk, tokį plakatą turėjom. Atsivežėm žmogėlį, kad palaikytų plakatą. Palaikytų plakatą, supratau. Ar turi būti kažkiek didinami mokesčiai, ar reikia ūkininkam iš vis nedidinti? O kam didinti? Gynybai. Kokiai gynybai? Ko mes ginsim? Lietuvą ginsim save. Nuo ko? Nuo priešų, kurių turime. Ukraina 46 milijoną neapsigin, mes 2 milijoną išgelbėsim pasaulį. Ir nuo ko čia mes turim ginti? Tankų prisipirksim, džipų prisipirkom po 200 tūkstančių. Ką man reikalingi? Kad kažkas pasivažinėtų, šakalienį pavažinėtų po Lietuvą, po pelkės, kad Amerikūną palakstytų. Ko nei ten važiavi tom pelkį? Neaišku. Ko mes statysim paminklus Amerikūnam? Neaišku, dėl ko mes statysim. Ir nuo ko mes turim ginti? Kas čia 2 milijoną? Čia kai Kinietė, kai mes paskelbėm Landsbergį gyvavimo laikas, mes paskelbėm karą Ukrainą, atsiprašau, Kiniją. Ir karo ministrus atėjo prie prezidentas, sako, o mum Lietuva paskelbė karą. Tas prezidentas sako, reik skirti gynybą, pinigų, kariauti su Lietuva. Paskui sako, o kiek ten yra tų gyventojų? Su pensininkais, su vaikais yra 2,5 milijono kažkur. Sako, o kokiam viešbutė neįgyvena? Kad nukreiptų ton raketelį ton viešbutį. Čia mes esam mažuma, čia ir mes tarša, mokesčiai, gynyba. Tarša, aš jums paaiškinsiu, tarša kaip yra. Jeigu Lietuva nuperki traktorių ar mašiną dizelinį, jeigu ton mašiną nuperki naują, realiai sumoki taršą. Parduodi ton mašiną, nors 10 kartų mašina yra parduodama Lietuva, kiekvieną kartą mokam taršą. Ką, mes neužsimokėm už ton mašiną arba už traktorių? 10 kartų parduodam traktorių per Lietuvą, ūkininkui ar ten kažkokiam žemdirbiui parduodu traktorių ir mes vis laiką mokam taršą. Tai kokių mokesčių mums berek? Gynyba, kam? Ukrainą išlaikyti. Savo gynybą stiprinti. Mes pavargom, tai savo gynybą ir naudokiam tus pinigus. Savo gynybą. Ne po 250 milijonų ten skiriam Ukrainą. Kam? Ukrainietė atvažiavė čia iš mūsų jaugas, sako, jūs mums skiriat ten pinigų, ką mes skiriam? Zelenskijų gyventi. Visim niekam mes realiai paskutinis kelnes velk Lietuvos žmonėm ir skiriam kažkam Ukrainą, dar kažkam skiriam tų pinigų. Kam? Aš pavyzdžiui, tai nesuvokiu. Bet žiūrėkit, mes nesam, Lietuva nėra nei vienai šaliai paskelbusi karo ir mes tai, kad skiriam paramą Ukrainai, tai tikrai ne Zelenskį gyventi patogiau, o tikrai padedam. Skiriam Ukrainą paramą, viskas ir tvarkoj. Skiriam ton paramą, bet nemaukiam paskutinių kelnių visiems žmonėm. Kelam mokesčius, kad galėtų šakalienė čia važinėtis. Šakalienė jau pridarė savo laikas, kad buvo vakatį minėjami. Buvo sudarė su Norvegija ten, kaip sakant, aš nežinau, sutartis gal, kad vakus atiminėti. Dabar tom patį daro. Prisipirkom džipų po 200 tūkstančių. Ką man reikalingi tai džipą? Ką, su prastesniu? Nor, kad ūkininkas važiuotų, kad dirbtų žemę su žagrėm, kad važiuotų su arkliukas, kad ūkininką negalėtų įsigyti kažkokios mašinas, tai sukelsiam mokesčių. Žiūrėkit, ne viskas yra tiesa, ką jūs sakot. Pažiūrėkit, bet yra, čia mes matome technikos nemažai ir jinai yra tikrai nepigia. Jūs nueikite į banką ir pasiklauskit, ta technika kieno yra. Ar ūkininką, ar banką. Ir mes dirbam, jeigu iš tikrųjų, aš noriu to ministrą paklausti, kas jis, Šūdžius ar Šedžius, ką ten pavardė yra, nežinau. Bet aš noriu, kad viską parodytum. Čia viskas tiesiogiai transliuojama. Va, labai malonu, kad tiesiogiai, aš kalbėsiu apie Šūdžių. Kiek jis yra gyvulių išauginęs ūkyje, kiek jis yra grūdų išauginęs ūkyje, kiek jis yra dirbęs ūkyje. Ūkyje mes dirbam po 20 valandų. Būn, kad dirbam ir 24 valandas. Jeigu yra problema su gyvuliais, mes dirbam apvalę parą. Ir jiem mokesčius tokiem oligarkam atsisėdus ten, kad ras iš mano kišenės, iš tavo, iš mano gyven. Ten, sėdėdams, visi Seimo narė gyven iš ten, iš mokesčių mokėtojų pinigų. Nes kadangi
Jie nesukūrė darbo vietų, jie nieko nepadarė, tik iš mūsų gyvena. Mes mokam pelną mokesčius, mum dar pelną mokesčius nori didinti. Iš ko? Mes turim, jeigu iš tikrųjų mes norim ir techniką turi atsinaujinti, mes negaliam už dyką dirbti. Nu mes negaliam. Vis tiek mes turim ir su tą mašiną važiuoti, ir techniką atsinaujinti, viską. Bet jiem yra pofik. Jie ten, supranti, išmona, dėkiam pinigų ir jie algas gaun ir kelia mokesčius. Kam? Aš nematau nuo ko gintis. Aš sakau, rusus tegul pul naktį, kad aš išmiegojęs matysiu, kad jau karas pasibaigė. Čia yra paprasčiausias dalykas. Naktį, kad užpultų, nes per naktį viskas pasibaigtų. Su kuo mes kariausiam, su kuo? Su trijas tankas, veina nuskundina, ačiū Dievui ištraukė, bet ant greičiausiai nebeveikia. Ir mes ką? Sūriais užmėtysim, karvašudžiais, dar ką nors, užmėtysim tus rusus. Su kuo mes kariausiam? Paimkiam rusų platumą ir Lietuvos platumą. Nėra, čia rusus eis ir praeis. Bet mes esam NATO dalis. Tai mes galim būti ir NATO. Ar jūs galvojat, kad NATO pradės pasaulinį karą dėl Baltijos šalių? Mes turime čia ir partnerių, ir lygiai taip pat ten vyko pratybos. Išlaikyti vokiečius, kad čia atvažiavo vokiečiai, palaikyti vokiečius, išlaikyti, įsteigti mokyklų, įsteigti vokiečiam kur gyventi. Mes patys neišlaikom savo mokyklų, uždarinėjam. Bet vokiečiam darysim mokyklas, darysim darželius ir visi bus privatus. Džiaugsimės. Žinokit, jūs pasakėte, čia yra įžeidimo, tai aš turiu tikrai pasakyti tiesioginiam eteriui, kad čia yra jūsų nuomonė, nes truputėlį nuskambėjo ir įžeidimo. Taip, mano nuomonė. Mano nuomonė yra, ir pastatė. Juk jau jūs buvote ministru, 2008 metais buvo ministru Priščiką, pagal savo pavardę ir Šikans ten. Dabar irgi 25 metams irgi pagal savo pavardę, šedžių, šūdžius tas pats. Man jau nematau aš reikalą, kaip sakant, džiaugtis, kad ten kažkur dar. Ir dar trumpai, jūs ūkininkas, tai jūs ko užsimat, auginat ar dar kažką, ką jūs darot? Ir grūdinį, ir gyvulininkystę. Ir aš dėl to ir sakau, jeigu mes dirbam gyvulininkystę, mes neturim atostogų, mes neturim, mums į ūkį reikia važiuoti, į karts reikia dirbti per parą 24 valandas. Mes dirbam per parą 24 valandas, būt 20 valandų dirbti, šienavims, viskas, kad suskaičiau, net ir ton gyvuliuką priveizėti. O tam sėdėti Seime ir kelti mokesčius ir ten atnešti kažkokį popieriuką, kad ten mokesčių pakeliam, čia yra nesąmonė. Čia yra didžiausia nesąmonė ir nematau, mes išrinkom tokia, kai 56 metų sukurtas filmukas buvo toks. Jūs nustojat mažiau kvėpuoti, už griaustinį tiek, už lietų tiek, už orą tiek. Arba yra dar vienas toks, mes išrinkom, atrodo, pasitikėjom, išrinkom valdžią. Ir jie kai peržengė tą liniją, jis sako, maištininkas žuvo, šlovė drakonui. Lygiai tas pats. Maištininkas žuvo, ką jie pažadėjo, ne viena vyriausybė, ką pažad, nieko neišpildo. Nieko neišpildo. Absoliučiai nieko. Ačiū labai, kad pašnekėjot, čia pasipiktinot pas mus tiesioginiam eteriu. Dar atekit, aš ne taip pasipiktinus. Gerai, ačiū Jums. Taip, bet aš tikrai dar kartą pasakysiu, kad tie įžeidimai, kurie skambėjo čia, buvo štai ūkininko čia atvykusio iš Plungės, taip, jeigu nepamiršau nuomonę.